kai eisim, 2 kėdutės, kavytė ryte. Už tiek pirkt pinigų, čia kosmosas, čia tipo jau 5000, jau čia man atrodo brangiau irgi taip mokam. Reikia visą laiką žiūrėti perkant, ar tai yra pradėta renovacija ir ar tai nerenovuota, ar renovacija buvo prieš minimum 2 metus. Žmonės matot šito buto vieną brangiausią dalį. Skambino kaimynė, sakė lubos trūkinėja pačioj pasėje nuo svorio. Sveiki visi, šiandien nusprendėm su Adu pravesti jums ekskursiją pro mūsų vystumus ir šiuo metu turimus projektus ir pagalvojom, kad padarysim kiek kitokį vaizdo įrašą ir parodysim truputį daugiau užkulisių veiklos, su kuria tenka mums susidurti dienoj. Nes parodom tik tai mažą dalelę šiaip realiai. Lietkalnio viršūnė, kaip sakyti. Tai iš tikrųjų labai įdomu tikriausiai būtų pasižiūrėti, kiek tų projektų šiandien dienai turim. Pabandysim greitai perbėgti per visus objektus, kuriuos turim, parodyti, ką mes veikiam, kokie problemos ir kokios užduotys buvo reikalaujamos, kad tie projektai įsivykdytų. Ir atvažiavom į pirmą projektą, kuris atsirado iš problemos, kuri kilo. Tai pamatėm, kad iš tikrųjų didelė gausa darbų, todėl laikas savo ofisui. Tai ką, galim judėti ir pasižiūrėti, kas viduj. Turim mūsų naują ofisą. Jau beveik baigėme jas 3 daryti, ne? Čia labai greitai viskas vyksta su nauja statyba lyginant su sena, ne? Pirmą kartą pirkom naujoje statybą. Tai irgi turėjom iššūkių, matematinių, su PVM, visokio ir taip toliau. Tai galbūt papasakosim ir važiuodami po to šiek tiek daugiau, nes turim šiandien daug ką aplankyti, tai labai trumpai prabėgam, papasakom esminius dalykus ir judam toliau. Žiūrėjomės nuomotis pradžioj. Nuvažiavom į porą objektų ir kas atrodo kaina pradžioj tikrai... Nuomos kaina, jo. Nuomos kaina tikrai labai gera, ten porą 200–300 eurų. Bet tada, kai pradeda skaičiuoti visus bendras išlaidas, ten PVM atsiranda mokesčiai ant viršaus, šildymo kaštai, ten visokio šiukšlių valymas, bendrų patalpų priežiūra. Tai iš 200–300 pasidaro apie 500–600 eurų. Ir turint tik tais paprastą ten 15 kvadratų kambariuką su stiklo sienom ir dar rūsijus su langais ties lubom. Tai vat, jeigu žiūrint į kažkokius jau normalesnius verslo centrus, kur ten išsinuomo, tarkim, savo nedidelį ofisiuką. Realiai 1000 eurų, 800 eurų būtų kainavę mum ofisas. Ir Ado gera idėja buvo, sako, o davai, sako, pasižiūrim kažką tiesiog nusipirkti, tai mokėsim už palūkanas ir kažką pasižiūrim. Ir paskaičiavom, radom objektą, naujos statybos butą, pirmam aukšte su terasa, maždaug pasižiūrėjom tą išplanavimą, tokį dydį, kokio mums reiktų, nes mūsų komanda šiandienai nėra didelė tokia, kuris sėdi ofise, tai sakom, kažko didelio nelabai reikia. Adas surado butą, paskaičiavom ir žiūrim, kad perkant matematika beveik dėliojasi taip tokia pati kaip nuomojant. Pagrindinis motyvas buvo tas, kad jeigu užsimanysim parduot, tai mes labai greitai jį parduosim. Ofisai jau yra iššūkiai. Vienas iš tų kriterijų buvo, kad imam mažą butuką, realiai čia studijo tipo skaitosi, kadangi jisai neturi atskiro kambario, čia vieno kambario butas. Ir kas yra gerai, kad lokacija labai gera, tu realiai visą laiką šalia Kauno kolegija, tai visą laiką drąsiai tiek išnuomosi, tiek parduosi ir labai gera kaina. Tai kaina niekad nemažės šitoje vietoje. Pirkom su dalinė apdaila ir kaip matot, kondicionierius jau buvo, rekuperacija, lubos jau padarytos. Geoterminis šildymas, kurio realiai iš vis nežinau, Kaune matęs esu kažkur. Tai už šildymą, sakė, irgi būtų ten 10 eurų kainuoja. Tai va, tai sumetėm visus kaštus. Ir pamatėm, kad lošiam ant tų visų komunalinių principų, kad gerai daugiau mokėsim už palūkanas ir ten taip toliau, bet realiai projektas lieka mums, mūsų rankose, tai čia irgi gera pamoka. Vėlgi, aišku, turėjom ir apyvartinių, už kuriuos mes galėjom įsigyti pradinį įnašą naudoti, nes pirkom su paskola, bet irgi gera pamoka paskaičiuoti, o kodėl neįsigijus savo. Su dizainerė taip planavomės, kad realiai tik tais balduose išpjaunė kaitlentę, išpjaunė orkaitai, išimi stalus ofiso, padedi lovą, sofą ir viskas gali leisti į pardavimus arba nuomą. Tai va toks variantas iš karto buvo apgalvotas, kad visos rozetės viskas ėjo iškart 2 variantam, kad tik, tarkim, nuomojasi, tau visą laiką nuoma augs. O čia tau realiai po poros metų tau vidutiniškai apie 7% kyla tas turtas, tai automatiškai tu galėsi ir parduoti brangiau. Čia irgi, realiai skaičiuose tuos, kai darė matematiką, šito dalyko neįsitraukėm principą, bet čia bus mūsų, kaip mes sakom, bonusas, kurį gausim. Pinigai nuvertėja, o turtas kyla.
Tai Vin-vin toks gauna. Kas dar papirko mus, tai mūsų terasa, galėsim irgi nueiti po to pasižiūrėti, tai pirmas aukštas, jau pradėjom vizualizuoti čia stalai, čia tas, anas, sėdmaišiais, stalas, kažkoks konferencinis, televizorius ir sakom, terasa, vasara, pavasarį, kur realiai siemi kompą, laukia gali darbuoti. Tai čia irgi tokia pridėtinė vertė projekto, kodėl pirkom vienas iš dalykų. Prieš perkant ofisą planas buvo, kad dviese būsim. Tik rezervavomės ir atsitiko taip, kad pradėjom ieškoti komandos papildymo, tai darbų vadovo, asistentės, nes tiesiog nespėjom, tai žiūrim, sakom, palauk, tai nebus taip, kad įrengsim ir tieks parduoti jau, nes jau ar tilpsim čia klausimas. Bet matom, kaip ir viskas okei, tai būsim kaip ir keturiese. Aišku, ofise klausimas, kiek mes čia praleisim to laiko, bet... Jo, nes tiek dauguma darbo būna, reikia važinėti į objektus, apsižiūrėti. Aišku, dabar, kai pradedi darbus deleguoti, tai tikriausiai daugiau laiko atsiranda ir popierizme. Analizai, apie popierių gal Remigijus daugiau. Parašus dėlios, žinai, kur Remigijus gal daugiau ten keliauja, visur aš ten daugiau prie kompo prasėdžiu. Tai va, tai ką žinau, realiai predictionas kitą mėnesį, manau, kito mėnesio gale, galėsim pakviesti svečius jau ir turėsim... Sukit kavos? Jo, turėsim kavos, galėsit užsėt. Nu, turėsim tokią fainą terasėlę, pasėdėt. Čia va irgi planas, čia įeisim, čia bus mūsų stalai numatyti darbo, čia įeisim, 2 kėdutės, kavytė ryte. Tai ką, keliavom į kitą objektą. Daugumą objektų buvom nupirkę praeitais metais. Ir vat, gavosi taip, kad ant kai kurių užtrukom šiek tiek ilgiau ir į pardavimus išėjom sausio-vasario mėnesį. Ir kas gavos, kad sausio-vasario mėnesį realiai visi va tokio objektai pakilo plus minus apie 10 tūkstančių. Įsivaizduoju, kad pavyzdžiui butą, kurį seniau pirkdavom už kokius 5, šiandien dienai tą patį butą už 7-5 pirktų. Ir aš dar pamenu, kai pirkom vieną iš paskutinių projektų, atsimenu, mes su Adu diskutavom, blemba, už tiek pirkt pinigų, čia kosmosas, čia tipo, jau 5 tūkstančius, jau čia man atrodė brangiau irgi taip mokam. Nu, rizikuojam, pamenu, sakom. Ir realiai reikėjo 2 mėnesių, kad ta kaina dar 10 tūkstančių pakiltų, tai va, tai kartais tas rizikos prisimimas atneša vaisių. Norint šiandien dienai ką nors nupirkt, tai ir žiauriai sudėtinga, nes tikrai jaučiasi, kad pavyzdžiui, padaugėjo ir žmonių, kurie irgi tą patį daro. Taip. Ir tuo pačiu, bet šiaip ir pačių perkančių žmonių savo irgi stipriai padaugėjo, nes tikrai jaučiasi rinka suaktyvėjo labai stipriai. Ir aišku, Euriboras nukrito, bankai savo maržą šiek tiek paleido ir tas toks, žinai, spiruokliais efektas buvo, kuomet daug kas laukia tų kainų kritimų kažkokių, laukia, kol čia kas bus aiškiau dėl visokių karo situacijų ir tų būstų vis tiek reikia žmonėm ir galiausiai vis tiek ateina momentas, kada visi pasileidžia plaukus ir nusprendžia šluoti viską. Ekonomistai iš tikrųjų labai daug kalbėjo, kad būtent 25 metais vėl nekilnojamo turto rinka turėtų atsirišti, nors mes ir 24 metais nelabai matėm problemų, kur jinai užsirišus. Ja. Ir aišku, mūsų tas segmentas yra labai geras, kad tai yra ekonominiai būstai. Ir kas su jais gerai, kad jų visą laiką reikia. Žinai, dažniausiai, kai būna kažkoks krizės periodas, tai būna stoja visų pirma premium ar 2, ar 3, ar 4 būstas, kur žmonės perka. Tai, o va toks, kur buitinis, paprastas, žinai, butas, kurio visą laiką reikia, jo kaina yra žemiausia, tai jų visą laiką reikės. Aš tik tai patikslinsiu, visiems reikia gražių būstų. Atvažiavam į naują objektą ir gal pirmas dalykas, ką reiktų pastebėti, kad tai yra renovuotas namas. Tai irgi renovuoto namo niekad neturėjom. Ir atkreipsiu dėmesį šį toks tipsas, kas liečia, kas su įmonėm perka, kad reikia visą laiką žiūrėti perkant, ar tai yra pradėta renovacija ir ar tai nerenovuota, ar renovacija buvo prieš minimum 2 metus. Minimum 2 metai turi būti. Ja, nes kitu atveju atsiranda PVM. Kai mes pirkom šitą objektą, tai nepaslaptis, mes už jį mokėjom 70 000, čia beveik 50 kvadratų. Ir pamenu, dar tuo metu aš jau sakiau, čia blemą per daug mokam, Ada sako, bet čia renovuotas, čia verta, viskas okei, čia sako, reikia, čia labai gera kaina, čia sako, reikia imti ir bėgti greičiau, duoti rankpinigius ir panašiai. Ir buvo įdomus dalykas, kad mes beveik identišką projektą
dalyvavom, bandėm dalyvauti varžytinėse. Irgi renovuotas, toks pat išplanavimas, taip pat baisus ir panašiai. Ir startinė kaina buvo šiam 4000. Sakom, ir tai buvo tas pats metas, kai šitą rezervavom ir dalyvavom varžytinėse. Tai buvo labai juokinga, kad varžytinėse toks pat identiškas objektas prasidavė tą dieną už 94 000. Mes sėdėjom, tai va, buf. Ir sakom, kaip? Mes tu užsidėję buvom gal 7-5. Jo, sakom, maksimas 7-5, nedaugiau. Ir jau ties ten 7-4 kokiam jau mes išjungėm varžytinės, nes ta prasme net nebuvo ką daugiau žiūrėti. Tai ką, varom. Vidų pasižiūrėsim. Čia irgi labai geras lifehackas pasidaryti spynelę. Nes kiek kartų būna, kai atvažiuoja, tarkim, atveža sofas, lovas, ten meistrai atvažiuoja, reikia įleisti ir kad nereiktų kiekvieną kartą važinėti, tiesiog padarai. Šitas dalykas mums atėjo į galvą ties kokiu 5 projektu, kai supratom, kad neturim laiko lakstyti. Ir galvom, ką vis tik čia, nieks nieko nepavokšė iš to būtų. Tik nešnai bent. Jo, ir tada, kai uždėjom pirmą, pamatėm, kiek atsipirko, tada supratom, kad visuose projektuose reikia šitą daryti. Tai lifehackas. Būtinas dalykas, kai pradeda darbus, tai yra informuoti savivaldybėje dėl triukšmo. Tai reikia bent 7 dienas prieš pradedant triukšmauti ir būtinai pakabinkit raštelį ir irgi bent savaitę 2 prieš, nes kiek turėjom visokių problemų vien tik dėl to, kad per vėlai padarėm. Tai tas problemas. Gaunat įspėjimą, nes neinformavot. Tai čia toks aišku. Bet vis tiek žmonės morališkai pasiruošė, kad čia bus griaunama, tvarkoma, daroma. Tai turim labai fainą butą, prie pat savo, renovuotas namas, 2 aukštas. Tai tik įėjus į butą iškart matos, kas pasikeitė. Šitoje vietoje buvo toks koridorius iki pat galo. Ir vonios durys irgi buvo realiai. Čia iš koridorius eina iš tos pusės. Žodžiu, uždarėm angas, viską iš tos pusės praeiti neįmanoma. Ir ką padarėm, atidarėm, pirmą kartą nusprendėm griauti kapitalinę sieną, nes ten buvom tiek mitų buvom girdėję. Griausit kapitalinę sieną, atsiras PVM-as, nes čia kapitalinis remontas. Prasme, žodžiu, buvo labai daug mitų. Kainų rėžiai irgi, ta prasme, šito. Čia papildomai 5000 ir ten 8000 kainuos jums papildomai, laikas išsitems, parašus reiks rinkti ir panašiai. Ir mes kažkaip su kolega su Adovu sakom, davai visi čia kalba, o paimam ir padarom. Pasikonsultavom su finansininku, aišku, susimokėjom 1000+ eurų už tai, kad sužinotum informaciją, bet sužinom savo kailių, tiesiog patyrėm. Žmonės matot šito būtų vieną brangiausią dalį. Visų pirma, reikia susirasti įmonę, kuri užsiema šitais darbais, turi visus ten sertifikatus, darė tokius darbus, žino, kaip viską daryti. Tai reikia pasiruošti projektą, tada reikia susirinkti parašus viso namo, tai šitam name yra berods 100 butų. Bet PM+1 ar reikia visų? Jo, PM+1. Ja. Tai reikia iš visų susirinkti parašus, kad jie sutinka su tuo, kad kirsi kapitalinę sieną. Jau kai tu turi parašus, tada dar gauni iš pirmininko parašus arba administratoriaus. Tada viskas siunti atgal tai firmai. Ta firma mums padarė realiai ten ekspertų išvados eina, jie pasižiūri konstrukcijas, visas įsivertina, kokios turi būti laikančios. Kai tu darai pirmą kartą, tai tikriausiai visą laiką užtrunka viskas ilgiau, nes vien tik dėl to, kad ten, tarkim, pasikreipi į kažkur tais dėl to, kad man reikėjo, pavyzdžiui, registrų centre gauti gyventojų sąrašą, nedavė. Tada jau pas pirmininkas nedavė. Tada galiausiai pirmininkas davė, bet tas sąrašas buvo 4 metų senumo. Vadinasi, ten apie 10 žmonių jau pasikeitė name, kas buvo savininkai. Nu tai va, kai tu nežinai iš tų dalykų, to visos eigos žinai, tai jie praeitų užtrunka, nusakyčiau, plius mėnesį, tai tikrai dėk prie to, kad planuoja. Okay. O jeigu to nebūtų, tai galbūt, to prasme, šis net nebūtų niekas susitrukdę, būtų viskas taip, kaip paprasta būtumėm darę, tai šitas lygiai taip pat būtų susitvarkęs. Tai mums, sakyčiau, plius mėnesis galva tokio stagnacijos, kur visiškai buvom sustoję dėl to, kad, reikėjo užsitvirtinti tos kapitaliniais sienos projektą ir visą sutvarkymą. Bet tokiai, žinai, jeigu darant, pavyzdžiui, antrą kartą, jau žinai niuansus, plius 2 savaitės ar dar mažiau? Aš sakyčiau, savaitę, 2 maksimum, bet ir tai tu gali susistyguoti, kur tau, žinai, nes realiai dabar, pavyzdžiui, negalėjau ruošti visų sienų, kadangi nebuvo šitos sienos, žinai, padaryta. Betonuotis tu irgi kaip ir gali, kaip ir negali, kadangi nėra nišų, žinai, neaišku, kad lygiai po to bus skirtingi. Tai va tokių daug niuansų, kurie, žinai, stabdo visus darbus. Gerai, kitaip dar paklausim. Verta? Aš sakyčiau verta.
Ta prasme, jeigu tu visiškai kapitaliai remontuoji butą nuo grindų iki lubų su elektros instaliacijom ir iš esmės keičia, stipriai pagerina viso buto išplanavimą, tai tikrai verta. Nes... Tai kiek pavyzdžiui, kainavo visą, papildomai, kad žmonėms, duodi žinoti, nes, tos info, vėlgi, tu pasakoji, jau nedaryčiau. Bet iš šono, kaip stebėjau, tai viskas tris kart paprasčiau atrodė, tai vėlgi, tas labai įdomu. Mums kainavo pats projektas ir griovimas, ir žodžių konstrukcijos, ekspertizės, absoliučiai visas, apie 2,5 tūkstančių. Plus patys nerinkom parašų. N plus 300, Tada registrų centras vėl ten iki 100 eurų, Tada matininkai irgi ten turi, vėl visą kadastrinę bylą ruošti, taip toliau, plus dar pusantro. Tai realiai iki 3000. Panašiai apie 3000. Bet čia dar, ta prasme, visose vietose, apie ką mes kalbam, tai buvo dar darybo, kad nusimušta kaina kuo mažiau. Ja. Reikia šitą suprasti, nes tikriausiai tokių kainų negautumėt. Taip tiesiog. Visiškai kardinaliai pasikeitė projekto išdėstymas ir turėjom, kas labai įdomu buvo, kad turėjom 2 projektus. Ir identiškų išplanavimo. Vieno sprendėm kapitalinę sieną griaut, kito negriaut. Tai vienas tas projektas su neišgriauta siena prasidavė už 130 000. Tai sakom, patobulinę šitą projektą galėsim parduoti, plus renovuotas už 140. Kempingis. Daug. Pažiūrėsim. Šiek tiek pakeitėm grindis. Kas dar kitaip? Tai yra, čia balkoną miegamajam turim. Tai turim dar papildomai miegamajam svetainį su virtuvė didelė. Bet praeitam projekte tai vienas balkonas buvo? Vienas buvo, o šitam yra 2. Plus 2 aukštas, tai šitie dalykai jau plus 5 tūkstančiai. Mes dabar galim iš svetainės zonos įeiti į virtuvę tiesiai iš svetainės. Kas būdavo seniau, kad reikėdavo, čia dabar kur šaldytuvas stovi, tai reikėdavo tiesiai iš tenais. Reikėdavo apeiti garbės ratą, maisto pasimti. Ir dar kas kitaip, kad vonios kambarys prasiplėtė. Nes jis taip prieš tai buvo tikrai toks mažiukas, aišku, pramonės bute mes irgi jį visą išgriovėm ir perdarėm jį šiek tiek didesnį. Tai kažkiek prasiplėtė, bet šitas tikrai kardinaliai jisai didesnis. 100 000 parduosim, 105 gal 3000 kainavo išgriauti, mėnesis ilgiau, tai dasideda palūkanų, viskas, lekiam toliau. Bet šiaip verta, ta prasme, aš tai manau, kad tikrai buvo verta pasitestuoti, pasibandyti, pasižiūrėti, tikrai labai praėjom procesą, tikrai sužinom daug naujos informacijos, susimokėjom, kaip aš sakau, tą mokestį už, kad sužinot šito proceso kainą. Ir pardavimo galę sužinosim, ar tikrai žmonės įvertins. Tai būsim tokie bandomieji triušiai, bet kažkam reikia būti. Čia, esmė, pavyzdžiui, NT irgi kiti klausia, kaip čia daryti, ką daryti, tas ir yra, kad niekad nereikia žiūrėti į kažką kitą, kas kaip daro, pabandykit visą laiką atrasti kažkokį, pridėtinę vertę, ką jūs galite padaryti tam objektui. Kitaip, jeigu visi daro, ar padaryti geriau, ar padaryti pigiau. Kaip tik, ar padaryti, nišą išgriauti, kur ten, tikrai, žmogus, kuris savo nusiperka, jis tikrai, aš kokią 90% duodu, kad jisai neis ir nerinks tų parašų ir neis per tuos visus projektus nesidarys, nes tik kai išgirs ten, kiek reikia, visko praeiti, sakys, Tai vien tik tu pasakai ir aš galvoju, tikrai nedarėčiau, bet, kai sakau, stebėjau viską iš šono, tai toks atrodė tikrai gan, procesas, ten eini, tą susitvarkai. Patys nenorėjom rinkti parašų, sakom, sprendimą priimam, duodam kažkam, sumokam pinigus, nes tai daug laiko atima ir mes labiau kuruojam, o ne vykdom. Keliavam į kitą objektą. Šitam bute tai užšildymo būdavo labai nedaug, bet aš matau, kad man čia dabar paskaičiavo 80 eurų. Vo! Ir lobistai, už laikotarpį kovo mėnesį. Už vieną mėnesį mes turėjom užšildymą sumokėti už butus 600 eurų. Prašau? Nors nebūnam objektus. Nors net negyvenam. Mes kaip verslo klientai, mums skaičiuojasi, pavyzdžiui, elektros kaina kaip juridiniai asmeniai ir visai kiti tarifai negu fizinių asmenių. Tai irgi ten tie meistrai prisuka tos elektros, kai kažką daro per visus objektus. Tai automatiškai ir iškelia tą sąmatą. Aš ir papūsim biškį. Alio? Sveikas, Donatai. Labas. Klausyk, norėjau paklausti, tai pavyko šiandien gipsą sunešti savanorių vienas? Jo, baiginėja. Ai, baiginėja? Kariau pro šalį, mačiau, kad baiginėja. Jo, visas medžiagos jau ban. Supratau, nes skambino kaimynė, sakė, lubos trūkinėja pačioj pusėje.
nuo svorio. Lemba, aš jau ten ir taip prie kampų dėjau. Ne, juokauju, nenorėjau įvaryti infarktą, viskas gerai. Galvojau, jo, atspausdinau visų 3 projektų brėžinius, A3 formatų, spalvotai laminavau, kad nebūtų kaip įsidinėti ištraukti. Viską paruošiau normaliai. Kad visi kaimynai suprastų. Visai netoli yra pats pirmasis mūsų objektas, kurį nupirkom. Mūsų bendrabutis už 13 000 ir už kiek man. Nu, norėjom kažkaip tais pradėti su tuo nekilnojamo turtu, pinigų realiai neturėjom. Ir pasikalbėjom su vienu žmogum, kuris daro tuos dalykus. Ir realiai pagrindinis patarimas buvo paprastas labai, kad imkit chebra tiesiog ir darykit. Labai dažnai žmogus bijo pradėti, nes bijo suklysti. Ir mums iš tikrųjų uždavė labai gerą klausimą. Sako, o tai, okei, jau sako, tai jūsų pirmas projektas. Jis sako, gali būti ant nulio. Tiesiog, kad jūs nieko žiau neuždirbat. Jis gali būti jums, pavyzdžiui, tiesiog eksperimentinis toksai projektas. Ir mes tokie, atsakėme į klausimą, kad mes galim nieko iš jo neuždirbti, nes pirmas projektas. Bet, kai padarėm, gavosi, kad ir neblogai uždirbom dar. Daug kas pradeda žiūrėti kažkokius didesnius projektus. Pirmas projektas, bet jau griebėsi iš kažko didesnio. Bet, irgi, ta prasme, prieš porą metų pradėjom su bendrabučių tipo, neturėdami savo kapitalo, neturėdami žinių, ta prasme, tiesiog akys degė ir pasakėm, kad, ko nežinom, sužinosim. Ir po 2 metų mes darom didelius projektus. Čia vienas iš toks mūsų pirmųjų didesnių projektų, kurį planuojam pasilikti nuomai. Tai einam pasivaiščiot. Šitas projektas turi labai daug pasikeitimų. Kai kažkas kuruoja projektą, atvažiuoju, pasižiūrėjau, žiūrėk, tas atsirado. Žiūrėk, rimtai jau. Durys montuojasi. Tas labai faina. Ir dar labai keistas dalykas dabar, pavyzdžiui, prieš tai būtų ar dabar, kaip ir darbų vadovas, tai atvažiuoju į objektą ir net nepažįsti meistrų, kurie pasamdytų. Man buvo viena istorija. Atvažiuoju ir vyko griuvimo darbai. Atvažiuoju, atsidarau duris, sakau, labą dieną, kaip čia jums sekasi ir taip visi. Ir toks nesuprato, žinai. Ir dar tu kaip įeini, žinai, į butą, kaip į savo. Įeini savo naglą, žinai, visas. Tai jie nesupratė, o jie tik bendravo su darbų vadovu, nes manimi net nežino, kas aš toksai. Tai čia labai daug darbų buvo nuveikta. Ir vienas iš dalykų, tai čia bus 6 butai, studijos, taip galim vadinti. Loftai. Jo, kurios nusprendė pasilikti nuomai. Įdomus projektas, kuris buvo daromas realiai visiškai prikeliant iš labai baisių patalpų į visiškai naują, nes realiai viskas perdaryta. Nėra tokios vietos, kuri nebūtų paliesta. Tiek elektra, tiek vanduo, tiek infrastruktūra, vėdinimas, kanalizacija, sienos visos, prasme, absoliučiai viskas. Būtų įrenginėjant, kiek darbo reikia ir kiek, pavyzdžiui, tokį projektą darant. Tai realiai skirtumas yra, čia kaip kokius 2 butus vienu metu įrenginėtum, žinai. Dabar atsakomybės prasme, su koordinavimo renta ir panašiai, tai realiai, principė... 5% vis tiek daugiau būna šiek tiek, nes daugiau, taip, nes, pavyzdžiui, ten bute apie įvadus dažniausiai nemastai, čia reikėjo naujų įvadų, kondicionieriaus sistemą atvesti, vėdinimą naują perdaryti, projektuoti. Tai šiek tiek atsiranda tų sprendimų daugiau priimimo, bet principė energijos labai panašiai reikalauja, kaip tu gerai pasakai, kaip 2 būtus daryti. Darai 6, o jausmas kaip darytum 2, žinai. Tai irgi čia gerą pamoką išmokom ir link kur jau stengiamės judėti ir link didesnių projektų, nes matom, kad energijos kiekio reikalauja panašaus. Tai darėm didesnės palangės, kad mažiau vietos pačioj studijoje, bet sugalvojom tokių ekstras papildomų sprendinių, kurie žmogui iš patogumo pusės bus fainesni. Tai ar atsisėst, ar susidėti daiktus, toks atrodo. Tai... Įrenginėjant vieną butą, kaip mes įrenginėjom, arba įrenginėjant 6 butus. Aišku, čia yra šiek tiek tokia žemesnės įrengimo kokybės butai. Kaip čia pasakyti? Jie ta prasme viskas eis tvarkoja, bet... Žinai, kaip yra, kai mes pasakome, kad įrenginėsim žemesnės kokybės. Tai čia pagal mūsų standartus. Tai čia pagal mūsų standartus. Jeigu žiūrėtume pagal rinkos standartus, čia yra vidutinis įrengimo kokybės, nes tiesiog nemokam įrenginėti pigiai, nes mes, kai važiuojam į projektą ir pamatom kažką, kas padaryta kažkaip ne taip, mes iškart norim padaryti gerai. Ir čia yra mūsų toks esminės galbūt
iš vienos pusės kaip verslininkų minusas, kad mes nemokam pigiai padaryti, bet iš kitos pusės tikrai ką pamatėm, kad žmonės tą įvertina, kaip padaro. Jo, tai visi nori tvarumo, ilgumo, žinai, kad tas daiktas neslūžtų po metų laiko. Jo. Ar tu labiau nuomai irgi, žinai, irgi kiek patirčių klausė, kur sako, žinai, reikia pigiai čia įrenginėti, nes nuomai čia bus, taip toliau. Bet kokia problema atsiranda, pavyzdžiui, o dabar kaip tik baigėsi nuoma bendrabučio mūsų. Taip. Žinai, kur turim. Tai jau viena spintoje lentyna išlūžus. Žinai, nes spintos pigios buvo pirmas. Ai, teisingai, tas spinta buvo pigios. Ten, žinai, kiti irgi ten tokį, kur buvo taupyta, tai iš karto ant tų vietų, kur buvo taupyta matos. Šito projekto kvadrato kaina, tai mums jinai gausis daugiau nei būtų, nes čia daros ir fasadas, ir laiptinės, ir elektros visos naujos elektros instaliacijos, atsiranda kondicionieriai kiekvienam objekte, šildomi kilimėliai. Nu, ta prasme, labai daug papildomų vietų, kur šitas projektas reikalauja to ir tai kainuoja pinigų daugiau. Bet, žiūrint, pavyzdžiui, įrenginėjimo kaštus, paimkim pavyzdį, ar ne, jeigu yra vienas butas ir reikia sudėti plyteles, ar ne, nu, sanmazinį, tai dažniausiai tie, kurie deda plyteles, sakys 1000, 2000, 1200, nu čia jau mūsų kainom, ar ne? Čia, pavyzdžiui, šitam projektui mums plyteles vieną tašką, vieną sanmazgą dėjo už 700 eurų. Na tai va tokiose vietose laistymas, betonavimas ir panašiai, kas yra didesnėm apimtim. Plius ant medžiagų, pavyzdžiui, ant kiek staupai, nes kur medžiagų perki, pavyzdžiui, ten gipso, nežinau, kiek tam būtų reikia, žinai, ten vonios kapsulę padarys. Sakai, 6 lapų, ne? O čia, žinai, perki vos ne pusę fūros. Taip. Tai va, tai čia, žinai, ant tokių vietų mes sutaupėm, lyginant, žinai, bet pati kvadrato kaina bus didesnė nei būtų, bet vėlgi, kaip ir prieš tai minėjau, nes tiesiog reikalauja daugiau dalykų, ko nebūtų bute, žinai. Tai šiandien tiek, kad neprailtų jums žiūrėti, padalinsim, manau, šitą visą kelionę mūsų po visus objektus į kelias dalis. Padarysim serialą jums. Serialą padarysim. Nes tikiu, kad nenorit žiūrėti 2 valandų filmo. Tai nusprendėm šiek tiek padalinti ir susimatom kitoj serijoje, parodysim kitus mūsų projektus ir ką mes šiandien ten veikiam, ką darom. Būtinai pasekit, pasižiūrėkit. Mes važiuojam, o jūs stebėkit ir žiūrėkit, kada išeis antra serija. Iki.